atrodo labai lygos, dabar aš jau pasiūlėjau, nors aš kiek galėjau mažinau, bet laikas, kai tai buvo vakaras, Alytas skaitė irgi mano eilėraščius, tai tada aš pareiškiau, kad aš juos išmečiau beveik visus, iš savo lyrikos rinktinės. Ir tikrai, aš paskutinę akimirką išmečiau iš 50 eilėraščių, tarp kurių pakliuvo daug. Kur jų ieškoti? Tai dabar jau ieškok kitur, kur nors čia neberasi. Aš pats, kai šiandien pirmas įk pamačiau, dar knygą Valentinui, ar tam nežinau, kas yra tą įsakymą, kad man atvežė tiesiai į namus, pristatė tos 2 tomus ir galvoju, ką čia dabar su jais daryti. Tai atsiverčiau gale turinį, žiūriu, yra abecelinė rodiklė. Pirmas įgyvenimą man sudarė, turbūt, iš kuriuo kokie studentai ten darydavo, labai tai niekada nebuvo. Ir aš pats daugiau nežinojau, kad tų 2 tomų, tai neperskaitysiu čia per pusvalandį. Tai aš pažiūrėjau tą abecelinę rodiklę, kad aš atradau keistų dalykų. Pirmame tome yra 3 eilėraščiai, kurių pavadinimas Ilgesys ir 3 eilėraščiai Pavasaris. Tai iš karto matyti, kad aš buvau dar jaunas, kažko įdėjusi ir buvo gražus pavasaris, čia matau panelių iš to laiko, iš pabaliko. Nu, tai žodžiu, reiškia, to ir skiriasi pirmas tomas. Antras dalykas, pirmame tome pažiūrėjau, aš prasideda 10 eilėraščių šitai. Tai reikia, labai egoistas buvau per daug. O antrame reikia tik tai 4. Tai jau šiek tiek perėjau tokia daugiau visuomeninė svorime. Tai čia nerimtai šnekant, o rimčiau šnekant, tai dabar yra šiandien Žemės diena, tai iki to patvyto radiją ir kartu poezija šimtas diena. Kažkaip visas šitas susijungė ir man labai nelabai abu šie dalykai, nes poezija irgi gimsta turbūt, kaip ir viską čia yra augalai ir iš žemės. Ir dar maniau, kad čia yra šiandien svečiuose, kaip tik iš mano gimtosios žemės ir iš Pagamintos, iš Biržų, matote. Čia buvo jau Viktorija sakė, kad data mano gimimo tokia labai netikra. Reikia tas pats pasakyti ir apie vietą. Visose enciklopedijose parašyta, kad aš gimiau Panevėžio rajone, Tauskų kaime. O iš tikrųjų aš gimiau Biržų apskrity, Pabainiko valsčiai, Tauskų kaime. Jokio Panevėžio nebuvo. Tik po to čia, kada perdavimo tos rajonus, Pabainiko rajoną, tai tada pasiskyrė tą mano gimtinę Panevėžį, tai pasidariau Panevėžį, Panevėžėsnis, Biržų, mama Kupiškėnė dar galėjau čia Kupiškėnas, visokių įvairių tautybių. Taip, bet iš tikrųjų mūsų būtent tik iš vaikystės, iš jaunystės viskas prasideda ir lieka tavyje tas aukštaitiškas, aš sakyčiau, lingvizmas čia jau kaip duota iš ten, iš kur atėjai. Ir aš jeigu kam dabar tokioj, šnekant apie visą sukaktis, tai visų pirma reikėtų dėkoti savo gimtai žemė, savo kraštui, savo tėvams. Reikėtų padėkoti visiems žmonėms, kuriuos esu sutikęs gyvenime, kurie padėjo irgi rašyti, nors ne visus šiuos prisimenu. Ir jie manęs turbūt neprisimena, po pasaulį pasklydę, bet vis tiek kažkokia dalelė lieka, tai kūryboje, pakliūna į tos tomus, tos gyvenimas žmonės suveda, išskiria, dar nežinau, tie susitikimai reti, arba iš viso jų nebūna. Aišku, turiu padėkoti
ir visiems savo bendradarbams, su kuriais teko dirbti, ypač Tegul ir mane. Ilgai dirbau. Beje, irgi labai daug buvo viržiečių literatūrai ir mene, kaip tik tai, kai aš dirbau, atėjau dirbti, Eugenijus Matuzevičius, Regardas Pranckūnas, ir Eustachius Paukštigalnis nuo Valninko, ir Saulius Macaitis iš Pabiržės, ir Eimantas Jansonas, irgi Valninko važiavo Jansono dvaras buvo. Žodžiu, buvo tokių, kad reikia savo tos grįžėtišką pavardė, čia Vilniuje, tais laikais. Dabar jau gaila, visų gyvų nėra, ir vaikai keičiasi, mes visi senstam, bet šitas žemės jausmas, žemės atminimas mums lieka. Dabar be abejo esu dėkingas labai už tai, kad patenkė mane savo šeimai, savo žmonai, sūnui, dukrai, marčiom žentams, anūkams. Nes aš toks gaspadorius, gal ir prastas, esu nelūkiškas žmogus. Galiu tik tai jų atsiprašyti kartais. Jie vis tik padėjo, kad aš šitiek metų atvargau, galbūt padariau. Šiaip aš gal nenukrypsiu į jokius dalykus, nes prisimenu praeitą sykį, kada buvo Mykolo vakaras, kai paskui publika pasipiktino, kad daug ilgai šneka, kad daug užsitęsė tas vakaras, taigi gal turiu tik tai padėkoti jums, kurie susirinko, kurie atėjo. Labai ačiū.